Sveiki visi, su jumis sveikinuosi, aš Raudonasis Lapinas ir šiandien jums parodysiu, kaip pasikeisti Minecraft versiją. Tai parodysiu, kaip pasikeisti Minecraft versiją tiek žaidime, tiek serveryje. Ir žinoma, dar parodysiu, kaip galima išsaugoti visą progresą. Kitaip tariant, žodžiu, pasikeisti Minecraft serverio versiją ir išlaikyti viską, ką jau esame serveryje nuveikę. Pavyzdžiui, pastatę kokį namą ar, nežinau, kokį nors bokštą. Tad nieko nelaukiam, nors gal palaukiam. Jeigu tavo pamoka patiks, arba jau žiūri galbūt ir ne pirmą mano pamoką, paspausk mygtuką patinka ir mygtuką prenumeruoti. Labai stipriai padėsi man ir mūsų kanalui. Tad dabar nieko nelaukiam ir keliaujam mokytis, keliaujam. Gerai, tai pradžiai aš labai noriu kažką pastatyti, kad galėtume tiesiog pamatyti, kad po viso šito, ką mes čia dabar darysim, mūsų visas progresas išlieka. Tai aš dabar tiesiog greitai, va taip, vidury dykumos pastatysiu kokį nors šakar-makar statinį, kuris tikrai negalėtų susigeneruoti visiškai atsitiktinai. 2000 years later. Gerai, tai turim savo statinį ir dabar keliaujam jau prie visos pamokos. Gerai, tai aš jau išėjau žaidimo ir esu, originaliam Minecraft'o leistuve. Tai kaip pasikeisti versiją čia, tai galima paspausti čia, bet kaip matote, čia išlys tikrai ne visos versijos. Norint tikrai susirasti versiją, kurios mums reikia, keliaujam į skiltį įdiegimai. Ir čia, kaip matote, pas mane yra labai daug visko, pas jūs gali tiek daug visko ir nebūti. Bet spaudžiame naujas įdiegimas ir galime pasirinkti serverio ikoną, tarkim noriu, kad būtų Glowstone'as. Ir kadangi aš ten pirmai viskas stačiau ant 1.21 versijos, o naujausia yra 1.21.4, tai aš, sakykim, norėsiu dabar atsinaujinti savo serverį ir pakelti jį į aukštesnę kažkokią tais versiją. Primenu, kad versijų kelti žemyn negalima. Reiškia, jeigu aš žaidžiau ant 1.21, kur čia jinai pabėgo, taip, ant šitos versijos, aš negaliu žemyn serverio pakeisti į koks 1.19, nes susigadins pasaulio generacija ir labai didelis šansas, kad prarasite visus savo statytus namus, visą progresą, visą žemėlapį ir panašiai. Tai aš renkuosi vėliausią Minecraft'o versiją, užsirašau mano atnaujintas serveris, rašyti nebemoku. Tai va, tai čia kaip ir viskas, iš esmės pasikeičiam į naujesnę versiją. Jeigu jums įdomu, kas yra šitie visi snapshot, tai yra tarpinės versijos, kurias taip pat galima žaisti Redfox Cloud serveriuose, ypatingai tas visas naujausias. Tai tiesiog stebėkit mūsų Facebooką, stebėkit mūsų Instagramą ir ten mes pranešam, kas naujo atsiranda kiekvienoje tarpinėje versijoje. Na ir pabaigai dabar dar paspauskime čia. Tai čia tiesiog toks dalykas, dėl tiesiog, kad geriau veiktų Minecraft'o žaidimas. Tai pirmai matėt, čia buvo 2. Tai šitas visas dalykas rodo, kiek Minecraft'as naudos jūsų kompiuterio ramų. Tai jeigu žinote, kad jūsų kompiuteris, pavyzdžiui, kaip mano turi 16 GB ramų, tai galima drąsiai kokius 8 duoti Minecraft'ui, kad žaidimas nestriktų ir veiktų sklandžiai. Tai dabar tiesiog galim atžymėti šitą, galim palikti. Tiesiog jeigu šitas bus paliktas, mums iš karto įjungs žaidimą, bet kadangi man to nereikia, tai aš tik tais noriu įdiegti ir pasilikti šitą versiją, kad susitvarkyti su serveriu ir jau tada viską susijungti vienu momentu. Tai spaudžiu įdiegti ir štai paruošiama, baigiama. Va, mano atnaujintas serveris 1.21.4 versija. Valio, puiku. Ir dabar keliaujam į Redfox Cloud valdymo pultą. Na ir kaip matote, aš jau esu čia savo Redfox Cloud valdymo pulte. Tai kaip matote, mano serveris Lapino urvas, dabar čia niekas nežaidžia, galime išjungti serverį. Ir žinoma, kadangi esat pagrindiniam lange, tai matot visus mano serverio duomenis, kuriuos aš paslėpsiu. Tai va, tai žodžiu, kai viskas jau yra serveris išjungtas ir mes esam pasiruošę jį atnaujinti, ką mums dabar reikia padaryti? Keliauti į skiltį instaliacijos, tai spaudžiam čia. Kai jau esame instaliacijų šitam gražiam puslapį, dažniausiai pradžiai, ką jūs matysite, tai bus naujausios instaliacijos. Tai čia galite matyti viską, ką mes čia esam sudėję naujausio.
Tai va ir tarpinė versija naujausia to pačiu yra, bet mums tas neaktualu, mums aktualu originalios versijos. Taip, tai kadangi pas man buvo 1.21 serveris, aš noriu 1.21.4, tai spaudžiu čia. Ir jeigu aš noriu pradėti viską visiškai iš naujo, žodžiu, su nauja pasaulio generacija, prarasti visą savo progresą, pažymiu šitą langelį ir tada spaudžiu įrašyti. Bet jeigu aš nenoriu prarasti, noriu tik atsinaujinti versiją, tai šitas langelis turi būti nepažymėtas. Ir galime tiesiog paprastai paspausti įrašyti ir truputuką palaukti, kol mūsų serveriai viską ten automatiškai sutvarkys ir pakeis, kad išliktų jūsų progresas. Bet kokiu atveju visuomet rekomenduoju išsisaugoti kažkur savo pasaulio failą, pasidaryti apskritai visų savo serverio failų backupą, tai tiesiog visus failus kur nors atsisiųsti, susidėti, kad jeigu neduok dieve kažkas, nes visko būna, tiesiog turėtumėt failus, galėtumėt viską grąžinti ir viskas išliktų taip, kaip ir buvote palikę. Ok, kol aš čia šnekėjau, įsirašė jau mūsų serveris ir jis automatiškai jau turėtų būti paleistas. Taip, serveris yra paleistas, tai dabar tiesiog keliaujam į launcherį ir einam pasižiūrėti, ar viskas išliko. Ok, tai aš jau esu savo žaidime, 1.21.4 versija, tai spaudžiam multiplayer, wow, kaip čia fancy, gerai. Ir jo, mūsų serveris, pabandom prisijungti ir štai, viskas paliko taip, kaip ir turėjo palikti. Va, paspaudžiu F3. Tai kaip matote, 1.21.4, aš tikrai prisiekiu, kad aš nieko čia nepadariau ir viskas persikėlė labai sėkmingai. Tai šitai paprastai yra pasikeisti Minecrafto versiją į naujesnę ir kartu atnaujinti ir serverį. Tai jeigu jums ši pamoka patiko, būtinai paspauskite mygtuką patinka, prenumeruokite Red Fox Cloud kanalą, jeigu mane žiūrite kur nors kitur, būtinai paspauskite širdelę ir sekite Red Fox Cloud. Na, su jumis buvo aš, Šarūnas Slapinas ir sakau jums iki kitų pamokų ir kitų susitikimų. Ate!